Aišku, ten Afrikoje mano garsiausia buvo istorija, kuri kalėjimą pasodino su bunkom, nes paso neturėjom ir mus palaikė nelegaliais imigrantais. Tai mes nusipirkom žiurkieną su narvu. Mes iš pradžių bandėm googlint, gal legaliai gali pasivežti su Kataro oro linijom. Sakau, pliamu, ką žinau, daipo neįsitriuskus įsidėti. Porno aktorius dar kartais būnu. Aš manau, kad aš vis dar širdį manau, kad tikrai būčiau geras meras. Sveikas, Mantai. Labas. Šiandien turime labai ypatingą svečią. Tai visiems taip sakai, turbūt, kiekvieną. Na, čia žinai. Čia kaip atlikai ir kiekvienai publikai sako, jūs geriausia muzika. Jo. Tai šiaip mes trysia vedam šitą laidą ir nebereikalo aš pasirinkau tave vesti. Okay. Tai turim, kelių interesų, kurie sutampa. Tai abu labai mėgstam Kauną, abu renginius vedam. Super. Bet čia vis atmazai. Iš tikrųjų pasirinkom, nes jau mes esam kaip ir pažįstami. Jo, yra kas backstories? Jo, yra backstories. Aš nežinau, ar tu prisimeni. Bet aš nežinau, kad šitą galėsim nedėt. Bet čia buvo beveik lygiai prieš metus. Pusė 4 ryto Kaune. Pirma, jau gerai turbūt išėjo, sakytas tokias linksmos. Tai buvo labai smagu abiem mum. O mes dar kažkur varome, čia mes tiesiog gatvėje susitikom. Ne, mes gatvėje susitikom, nes mes jiem irgi su Hebra iš Tūso ir aš prisimenu, pamačiau tave ir sakau, Bertulė, galima fotkę. Ir tu ateini prie manęs ir sakai, Senė, aišku galima. Bet pirmas dalykas, ar tu girtas? Sakau, jo, belengai plyšęs. Tai da galim, sako. Aš nenoriu vienas bus fotai girtas, bet nesąmonė. Tai va. Tai čia toks biški backstory. Tai šitie mikrofonai įsikiuojas, ar čia taip ir? Čia galima, man atrodo, laidą gerai. Biškai. Super. Tai va. Tai šiaip, gerai, pradėkim formaliai. Mantai, tu visko darai, visko pabiški, visko padaug. Kaip įvardintum save vienu tokiu žodžiu, tai ta prasme? Artistas, ką žinau, mane vadina antrą pusę, mane suvadinus telefonė artistas. Artistas? Tai toks, ką žinau, artistas. Bet artistiško pobūdžio, iš meniško? Toks, žinai, kažką atimau, toks, kur neaišku, ne iš ko gyvena, nei ką jis dar tiksliai duoti. Nežinau, nėra konkretaus žodžio, bet kai tu pasakai, kad darau viską, tai toks iškart galvoju, blema, turbūt nieko kokybiškai, nes kai darai viską, tai nesigauna niekas gerai. Manau, pavadėsim pagildent. Gerai. Tai noriu pradėti nuo renginių. Nuo ko viskas prasidėjo? Koks buvo, sakykim, to pirmas renginys ar pirma idėja daryti kažkokį projektą? Ja, bet kai tu pasakai pradžioje, aš nevedu šiaip renginio. Kaip organizuoja. Organizacija, atsiprašau. O renginius pradėjau organizuoti, tai realiai, mano turbūt, galim sakyti, kitokie pasikalbėjimai ir buvo mano pirmas darytas renginys. Ir dabar pasižiūrėjus retrospektyviai, tai ganėtinai, sakyčiau, nebuvo prisvilęs Blyans kaip toks pirmas. Koks buvo pirmas pašnekovas? Katleris. Katleris buvo, ne? Ja, bet dar reikėjo suvokti, kad čia buvo prieš 11 metų. Čia, nežinau, kad jūs leisit podcastą, bet kovo berods 14 yra gimtadienis paskalbėjimo, tai bus 11 metų. Tai prieš 11 metų galbūt dar Katleris nebuvo toks populiarus. Ir pats YouTube'as dar buvo toks labai kitoks negu dabar yra. O tą renginį pradėjau daryti dėl to, kad man išmetė iš darbo, reikėjo kažką sugalvoti to, kad galėčiau pragyventi, nes kažkas turi mokėti nuomą. Tai kilo tokia idėja. Čia tą istoriją aš labai daug kam esu pasakęs, tai parašiau vienam bičiukui apie šitą idėją, jis man biškai paspardė subinę, sako, darom, nes turbūt 99 iš 100 idėjų, kurias sugalvoju, tai permiršta, nes tiesiog nėra motivacijos arba nėra to spyrio subinę, kad kažką daryti. Jo, okei. Tai ar šitas buvo didžiausias feilas renginys, tas pats pirmas, ar dar buvo toks, kur suorganizuoji ten iki šito pinigų ir tada nulis teina žmonių? Ne, jis buvo labai sėkmingas. Aišku, nepaisant to, kad nieko iš to neuždirbom, nes tais laikais buvo ir būtų buvę galbūt keista prašyti žmonių pinigų už tai, kad tu kvieti juos į kažką. Taip, žinai, tu nežinai, apie ką čia bus, apie ką kalbės, dar nebuvo tokios modos ten tų podcast'o pokalbio. Ir mes vis tiek labiau save lyginame su spektakliais ar kino filmais, nes vis tiek žmonės žino maždaug, kur eina, pasiskaito trailerius ar kažkokius, nežinau, anonsus. O tuo metu tiesiog pokalbis apie kažką. Bet jis buvo labai sėkmingas, buvo pilna salė ir po to karto projektas visas kickstartinom. O yra buvo labai nesėkmingų. Yra buvę, kur projektas turi grįžti po pusantro metų pertraukos. Turėjo būti vedėjas Jankevičius, jis renginio dieną sako, kad negalės būti, nes ten jo asistentės sumaišė datas su filmavimo.
Tai aišku, jis pasirenka filmą, nes ten vis tiek ten prisižadėjęs, ten kontraktai ir taip toliau. Tai mums tą dieną išgelbėjo Stankus, bet prieš renginį dar VMI patikrinimas buvo, ten žmonės tave laukia, negali nusipirkti bilietų, nes laukia, kol VMI kasą ten patikrins dar kažką, tipo, kol viskas susitvarkė. Žmonės ėjo, dingo elektra salėje, ten nusimušė visas soundcheckas, paskui renginio vidury dar dingo elektra, paskui dar renginio pabaigoje kažkoks toks garsus, cypiantis garsas iš kažkur atsirado, kad ten visiems atrodo ausų būgnelę galėjo priešti. Tai aš kaip nerūkantis, tada surūkiau gal 10 cigarečių. Bet iš lempos taip pat viskas, nesusiję. Vieną vietą sukrito, žodžiu. Jo. Ok, nu, tai ką pasimokai iš to? Nieko negali ekspekti. Toliau reikia daryti ir biškai gal daugiau planuoti ir konfirmintis visokius dalykus, kur atrodo po konfirminį prieš mėnesį, bet vis dėlto reikia dar pastvirtinti. O kaip, tarkim, su renginiais, tai vis laik tiesiog darai, kad daryt, ar kažkada įgyvenai ir strategiją, ar tai buvo nuo pradžių, kada jis implementavo jau kažkokią strategiją, ar jos iš vis nereikėjo renginiam? Tai strategija vis tiek mes labiau žiūrim gal ne patį renginį, o jo laidos filmavimą vis dėlto, nes renginį ką pažiūri, aišku, mūsų rekordas buvo 2,5 tūkstančio, bet laidas pažiūri milijonai žmonių. Tai vis tiek norisi kurti YouTube kanalą, norisi to kokybę kelti, investuoti į kameras, į montažą, režisierius ir taip toliau. Tai, bet ganėtinai galim sakyti, kad plaukiam po sroviui, ilgą laiką neturėjom jokių konkurentų, dabar atsirado labai daug, kaip sakant, ir konkurentų, ir šiaip po šalinio tokio turinio, nebūtent iš YouTube ir taip patys ir Netflix ir taip toliau. Tai su daug, vis tiek konkuruoji dėl žmogaus laiko, tai su daug konkuruoji, su TikTok'ais ir taip toliau, tai, yra ką veikti. Formatas tada keičiasi, ar ne, tada darai labiau reelsus. Tai jo, bandai tas ištraukas visokas karpyti, kažkaip susidomintą žiūrovą pritraukti, kuris galbūt dabar jau nebežiūrėtų 2 valandų. Bet šiaip įdomus faktas, kad mes pačioje pradžiai, jau prieš 11 metų, nemanom, kad žmogus žiūrės 2 valandas, tai mes darydam atskirai karpydom epizodus. Po 15 minučių būdavo, tai ten kažkas tokio. Tik pagalvoju, vos buvom tokie pionieriai ir lik nujausdami, kas atsitiks. Bet šiaip buvom ganėtinai nustebę, kad tikrai žmonės žiūri. Aišku, leidžia daug kas ant fono, ten kažkur važiuojant, lėktuvose ten žiūri. Ir tikrai žinau, kad, nežinau kaip dabar, bet ilgą laiką buvom daugiausiai uždirbantis kanalas YouTube Lietuvoje. Ja? Super. Ja, nes Vaidas demonetizuoja, ne? Nes niekas tokių ilgų video nekeldavo 3 valandų, žinai. Ta 3 valandų video gali dėti labai daug reklamų. Okay. Turi 500 eurų ir turi suorganizuoti tūsą. Ką darai? Tai Remi pakviečiu, Satvarą pagroti nemokamai ir dar atsiveža dalykų. Bet ne namuose. Ai, ne namuose, jo. Ne, aš pas mane visi vakarėlį visą namuose vyksta. Mane labai antra pusė, manęs nekart esam sukonfliktavę, nes labai mėgstu afteris, paskui dabar buvo mama ir, ten, jau pas mane buvo afteris. Jo. Ten jau, labai, jau ir viški nėra jokios prasmės daryti. 500 eurų. Tai gerai, tai tuomet darau bardagį, išnuomoju fotobūdelę. Ir gazas tikrai man. PR'as bus geras. Blemba, 500 eurų čia daug labai, čia gali belenką padaryti. Aš esu kažkada, žinai ką, įstanuočiau limuziną. Blemba, tai yra antiek galbūt kičinis dalykas, bet antiek underrated, kažkada, nežinau, ne kartą su tokį, kur atrodo gal 2 dienas tūsinį ir 3 kažkam reikia, tarkim, iš Šiaulius tokia mano draugelį, atsimenu, pagroti reikėjo, sakau, davai varom su limuzinu. 3 varėm su limuzinu iš Šiaulius, buvo geriausia ever kelionė mano. Bet čia tas, kur jau viskas jokingas, tas baltas, tas Hammeris, tas? Neatsimenu Hammeris, klasikinis berods buvo. Bet žinai, tai jau tada 3 diena gerimo, kur jau viskas jokinga. Kur be miego, tas būna sleep deprivationas, jo. O dar kažkada ir atsimenu, po paskalbėjimo su Aurimu Valojevičiumi irgi ten šventėm ir ten jau kažkas nori varyti Vilnių. Tai pradėjau, paskambinau pilotams, berods, iš aerodromo klausiu, gali nuskristi Vilnių, nes reikia Vilnių, tai normalu. Ir sako, kiek ten, berods su lėktuvu buvo pigiau negu su limuzinu, berods 205 eurų su lėktuvu, su limuzinu 300.
Bet mums vieno žmogaus, dar truko vienos vietos lėktuve, tai pasirinkom pasidaryti. Šiaip čia labai daryti dalykas, keliauti kažkur su tokiais keistais, keistam transporto priemonėm, ne? Ne, mano dalykas. Jo, šitas geras. Na gerai, tai pereisim gal prie kelionių šiek tiek. Tai nesenai varai į Siriją. Į Kiniją. Mačiau, kad gidas buvo tas pats kaip Bold and Bankrupt. Tai gal per jį susisiekė, man įdomu išgirsti. Aš pats galvoju, kaip aš jį radau, neatsimenu tiksliai, bet gali būti, kad per Boldą, nes pati idėja kilo, aš visą, aišku, tą situaciją sėkiau, aš ten jau iškart po pirmos dienos po revoliucijos pradėjau domėtis, kada ten galima varyti. Tam prašau tokia vienai pažįstamai, kuri žinau, kad buvus ten ir pažįsta žmonių. Sako, tau dar reiks palaukti 2-3 mėnesius. Gerai, ką žinau, palauk tipo. Bet žiūri, jau nuvaja tas Bold, aš mačiau vardą. Bold and Bankrupt. Benjaminas nuvarė ir, okei, įdomu. Paskui dar kažkas nuvarė, ne, viskas reikia. Tai galimai per jį radau, jo, vis tiek aš šiaip dažniausiai iešku per Instagramus. Parašinėjau, pavyzdžiui, kai variau Afganistaną irgi. Įsivedė Afganistan kažkaip tour, travel, kažką tokio, nerandi tų žmonių. Bet dabar neseniai atradau tokį patogesnį būdą. Yra toks Nomad Mania appsas. Ir ten toks appsas, kur ten gali sužymėti ne šalis, ne tik šalis, kur esi buvęs, bet ir visokius regionus, žodžiu. Čia tokiam biškai geekams. Ten yra atskira sekcija Fixers. Ten bus terenki Fixers. Ten nėra tokios, ten nerasi, žinai, prancūzijai fikserių, nes tai nėra visiškai gido analogija, tai labiau žmogus, kuris tau suderina visokius leidimus, patek ten. Tai va, ten irgi. Bet čia apmokama irgi, ne šitas? Jo, tai aišku, sutarys jos kainą asmeniškai. Tai galima rasti fikserių visas pasaulio šalyse. Kad ir kaip atrodo, tai galbūt šalis bauginanti, bet labai lengva patekti šiais laikais visur. Jo. Ok. Tai kokia buvo situacija, kažkokia istorija, kur įsimintimiausia buvo dabar iš Sirijos? Man gal jautriausia buvo istorija, kur mano gidukas prie mano akių susitiko su savo pusbroliu po 20 metų pertraukus. Ar tėčio pusbroliu, aš dabar tiksliai atsimenu. Ir supranti, kad visas tos istorijos, kad ten matai per YouTube, Teliką ar ten žiniasklaidą, yra tikros ir dar realybėje kur kas tokios stipresnės. Tai jo, ir nuvarėm į tą miestą, tokį Homs, kuris ten, žiauriai sugriautas, aš neįsivaizduoju, ten žmonės gyvena dafiga žmonių. Ir sako, aš tavim čia pirmą kartą po ten dafiga metų pertraukos, sako. Jeigu tu nori, sako, kažką tikrai tokio, kaip sako, off the beaten path, tipo, tokio neturistiško, sako, varom pas mano šeimą, aš pats labai norėčiau, nes jis pats negalis, šiaip kliaudamas su manim, davai aš varo pa šeimą, žinai, tipo, atsiklausia, žinai, tipo, eik, man čia pati įdomiausia dalis, žinai, yra. Tai jo, ten buvo ganėtinai jautru ir netgi pasakojus istorijas, kaip ten kalėjime sėdėjo, nes jis ten su dviem susitiko, vienas buvo sėdėjęs kalėjime, ten pačiam žiūriausiam, berods 7 metus. Ir tu matai, ten praėjo dafiga metų, bet žymės išlikusios antrankių ant riešų. O kitas dalykas, tai kai buvau tam Sadinajas kalėjime, tam pačiam žiūriausiam, kur kalinami. Irgi ten, man atrodo, ir Benjaminas buvo, ne? Man atrodo. Jo. Dabar ten biškai jau sunkiau patekti, kiek žinau, bet kai aš buvau dar ganėtinai ten kažkaip įsileido. Nafik, ten irgi ir kvapai, ir supranti, kad čia tik prieš mėnesį viskas išlaisvinta ir tie pelėsi ir voratinkliai neatsirado čia per mėnesį laiko. Tai, tai ten žiauriai sąlygos ir, aš Aušvice nebuvęs, bet sakė, čia gali ant žiauriau. O dabar koks high notas, kas buvo, kad matys ir kad galvoju, blemba, kaip smagu už juos, kad, jie irgi turi laisvę gal. Man nustebino labai tas liberalumas, žinai. Blemba, aš neblogai pripisau ten Damaske, aš manau, kad ten bus kaip Afganistane, ten, žinai, sausas įstatymas. Seniai, dar jie tūsenas geriau negu mes. Tai aš ten filmuot gal nelabai visur galėjau. Nes jie ten patys nežino, kaip reagos naujasis režimas į tos visas linksmybės. Tai dabar yra toks ant peilio ašmenų. Pereinamasis laikotarpis. Jie biški žiūrisi, kaip viskas, kaip jautru ir taip toliau. Bet ten yra labai fainų barų ir tos pačios merginos, ten moteris tūsenas, rūko kaljanus, geria, prasme, ten tikrai labai liberalu. Ir ten nėra tik ta musulmoniška šalis, ten susikarta visas religijos, žydai, krikščionis, musulmonai. Tai įdomu labai. Tai iš politinės situacijos ten kaip, ar nežinau, gal kokiu ten žmogus tikai, kuri ten jau kažką sprendžia, ar šiaip buvo toks kontaktas,
kas dabar ten iš tikrųjų vyksta, taip pat, nu, ne žiniasklaidos, sakim, bet tiesiog on-site. Ne, nebuvau sutikęs tik tai su tais sukilėliais, kurie dabar valdžioje, nors man jie tiesiog eiliniai, dabar galim sakyti. Bet ten kaip kariškiai. Jo, kariškiai. Bet, nu ką, dabar, aišku, visi laukia, kol kažkaip daugiau atkreips dėmesį Europą ar pasaulis juos, kad nuims tas sankcijas, dabar pagrindinis dalykas, nes sankcijos buvo skirtos režimui Asado, dabar to režimo nebėra, bet vis tiek tu negalėt nei pinigų išsimti, žinai, tai aš turėjau vežtis kešą, viską ten. O ką, $? Ja, $, 3,000 vedžiaus savaitę laiko. Tai jo, tai dabar visi tokia, biški tokia kaip ir džiaugsme, bet ir neėmė. Sutikau aš vieną tokią merginą, moterį, nežinau, kiek metų, 36, kuris sakė, nafig, būtum atvaręs prieš 2 mėnesius, dabar čia viskas šlikštu, čia negražu, čia viskas nefainiai. Sako, tai kaip suprasti, čia laisvė, ką tai iškovoti? Sako, eik, tai kokia laisvė. Paskui aiškino, kad jos tėvas diplomatas, kad kažkoks ambasadoris. Tai jinai gyveno ten. Tai greičiausiai dar follower turi apie 200 štukų. Tai aš manau, ten biškai gali jos gyvenimas pasikeisti ne gerą pusę. Tai dėl to biškai neparinas. Tai vat. Tai šiaip tai visi žmonės džiaugiasi. Super, ok. Tai gerai, pakalbėjome apie Siriją. Gal buvo kokia šalis be gimtinės, kurio labai rezonavo su tavim ir norėtum jau ten likti? Vat šiandien kaip tik kalbėjau su Simona Bandita, kad pasakoja, kaip jam planavo galbūt Stambulė kažkada gyventi, bet aš tai nebuvo. Buvo vietų gal kažkiek, kur norėčiau grįžti antrą kartą, bet ir tai nėra daug tokių vietų, nes man daug įdomiau važiuoti kažkur, kur dar nesu buvęs, negu ten, kur esu buvęs. Bet nežinau, kol kas dar nepasakyčiau. Man labai patiko Indijos Goja provincijai, bet tikrai negyventi, bet pabūti kokį mėnesį. O kas neįdomus, kas ten ta... Nu labai, ir žmonės, aina tokia, žinai, dar hipiška atmosfera, nes, aišku, dabar viskas papsėja ganėtinai, ir tų rusų atsirado daugiau, bet ten buvo viena pirmųjų hipių krypčių. Ten patraukė iš UK, visokių Europų, žinai, ten sausumą netgi daugumą varė į tą Indiją. Pigu, saulė, gali su motoroleriu važinėti, aš dar kaip beteisiu važinėjau, tai man ten gerai nieks nežiūri, netikrai teisė. Nežinau, tiesiog labai patiko vaibas tuo metu, kai buvo. Tai tu kaip atvarai į šalį, viską ištrauki iš jos ir išvarai. Išsirbė Maksą, ne? Jo, taip pamatyti. Ja, aš bandau ne tik, jeigu ten apkeliauti kokią sostinę ar didžiausią miestą, ne tik, kad užsidėti varnelę, bet ir apkeliauti kiek galima aplinkui. Netgi tokia šalis kaip, tarkim, Kazakstanas ar ten kokia Namibija, dar kažkas. Noriu sam pačiupinėti, kiek įmanom daugiau. Praeitais kalbėjau su Karosu irgi čia. Ir, Vitu, kickboxeriu. Okay. Ir kalbėjom apie kažkokią labiausiai crazy istoriją iš jo Tailando experience, tai pasakojo, kad, žodžiu, Hebra stovi, dviesi baisiai nulošė, žinai, tipo ant lažybų. Ir žiūri, kuris balandis garsiau išvilps. Ir žinai, ten, nieko, ten karočią metą šaibas. Tai kokia buvo, tokio gal panaši tokio kultūrinio šoko, žinai, toks experiences, kur labai įsimintinas. Aš manau, kad Karosas... Iš visų kelionių. Aš manau, kad Karosas pasakos istoriją, kaip su Remkensu ten Tailande kitus dalykus darė, bet nepasakoja. Nežinau, gal nedėjo iki šitą. Kuriozas terminiai susijęs su kultūriniu tokiu skirtumu. Jo, toks, kur žiūri, tokio kažkaip nesąmonė, žinai, toks. Bliam, šiaip daug buvo. Tai prisiminti staiga, aišku, ganėtinai sudėtinga, bet, ką žinau, atsimenu, Indonezija ten buvo tokia nesąmonė, kad bet čia gal ne kultūrinis experience, tiesiog tokia kova gal prieš kapitalizmą, kad vos nesudubasino manęs taksistą, nes į tam tikrą vietą iškviečiau taksą, nors ten jų hierarchija, žinai, tipo, jų čia vos ne kaip kokia gaujos, žinai, tipo... Kaip tipo, rajonai susidėjo, kur taksas. Jų čia rajonas, sako, čia nekėti taksą savo, vos ne bolto, žinai, ten vadinasi grebas. Sako, pašau, tipo, žinai, eik nafik, sakė, žinai, tipo, taip gražiai pasakiau. Ir, žinai, nieks čia man neaiškins, kur aš ką noriu kviesti. Aš įsikviečiu ir žiūriu, jau grasina, jie ten kokį 5 centį mažiau, kaip apstoja. Tai aš kaip tas, aš žinau dabar, kitą istoriją, kaip ten pasako, kur ten tas milžinas su tais liliputais, nesvarbu. Tai, ir kitas vairuotojas įsiganda, žodžiu, ten tu, gal netgi peiliui, ten turėjo kažką tokio, ir turėjau eiti kokį vos net kilometrą daugiau, kad į kitą taksą. Kad į kitą taksą nueiti, ne? Nes iš principo nemokėsiu aš ten, žodžiu. Tai tokių yra. Aišku, ten Afrikoje mano garsiausia buvo istorija, kuri kalėjimą pasodino
su bunkom, nes paso neturėjom. Ir mus palaikė nelegaliais imigrantais. Ta prasme, viso kaujat. Atvarėm, ten visus semėm, tuos visus somaliečius, eritriečius, ten kitus nabagos. Ir mes tik atvarėm su bunkom. Išeinam iš baro, sako, tu čia pas mus kažką turi pasą, neturi įsėdi į tą vos ne autobusą. Mes galvom prikolas, kažką čia dar sakom, davai išleisti, afterį sakom pas mus, žinai, galiausiai neišleido parą laiką. Ten su skais vaikais, mamom sėdėjom ir bimbalą mušam, kol jau ten galvojom, kaip čia ras tokius, nežinau, Gabrieliaus Landsbergio, Jakilaičio ar kokių kitų įtakingų žmonių, kurie gali mus padėti čia ištraukti. Dar galvom, gal čia koks perversmas, gal čia mus pagrabė, mes ten jau žiūrėjom, su kuo galėtume gintis. O telefonus turėjot? Mano buvo tėmė, nes aš ten filmavau biškai Angloje. O bunkus turėjo, bet ten išsikrovinėjo, paskui ten kortelės, prašym kiniečią ten žodžiu, ten buvo reikalų. Paskui dar patekom į vietinę televiziją ten. Ja. Tai nesmatęs tą videką? Blema, galvoju. Netgi per LNK žinias čia rodė kažkada čia prieš 3 metus. Aha. Ja, buvo įspūdinga. Supratau. Gerai, tai daug varai, kur keliauti ir pasirinkti partnerę, ne? Tai būna žymybės, gal su draugais. Ar bandai priderinti partnerį prie šalies? Nu, žinau, kad su Remim tai tikrai turi priderinti. Ne, šiaip tiesiog. Ten tikrai atsitiktinai. Bet man, pavyzdžiui, Rytas ir Afrika berods, ar ne? Irgi derinom, dėl to, žinai, tu turi tokį akmenį, žinai, tipo, ir norisi kažkaip. Tu iš kartais įsivaizduoji, kokia bus vietinė reakcija. Nu, vis tiek, tu biškai nujauti. Aš nežinau, kodėl Vytas mane, kad čia, tipo, pabėgs nuo savo įžymybės statusą ir kad čia nieks ją net pažins. Aš iškart supratau, kad čia bus čiupinėjimas ir liečiamas ir taip toliau. Tai pasirinkau nuvežti Halką, kaip jie vadina, John Cena į Afriką. Ir su Merūnu, norėjau į Kamerūną su Merūnu, bet vizos negavau niekaip 3 mėnesius. Paskui nusprendžiau varyti Kirgiziją, vis tiek ten jis moka rusiškai. Tikrai mums padėjo ir pavertėjavom. Ir dar žinau, kad labai jam buvo sunkus laikotarpis, tarsi man buvo darbingas laikotarpis, tai norėjo poilsėti, tai, žinai, kalnai, pats geriausias poilsis. O Antanas ir Nepalas, tai nesimenu, kodėl taip gavas. Tai, nieks nenorėjo varyti. Tai va, bet šiaip stengiuosi, pirmiausia, susirandu pakeleivę, paskui jau galvoju apie kryptį. Okay. Tai, ir dar buvom dabar Karibuose su Dainim Navickom, tai aš žinau, koks jis ten mergišis, tai aš žinau, kad ten ir panas moka patverkinti. Kad jam bus smagu. Ne, nebuvo problemų tikrai jam, nelidėjo žmogus. Nereikėjo įkalbėti. Ok, tai kokia dar kažkokia užsienio pažintis, užsienietis, kur iki dabar palaikai ryšius, pasikalbat, pasičiatinant, numarai aplankyti? Aišku, dabartinis Sirijos gidas kažkaip labai susibendravom. Ir yra žmogus, kuris irgi mane seniai parašė, nors aš jau pas jį seniai buvau. Toks yra Aladinas. Jis yra iš Kuveito. Žodžiu, kai aš variau į Kuveitą su savo antrą pusę, aišku, mes buvom nesustokę, o ten pagal įstatymus tu negali gyventi tam pačiam kambarį, taip pat tu nesustokęs, ten ganėtinai griežtai. Ir aš nežinau, ar tai viešbučiai įsileis, vis tiek tu turi užsibukinti, norėdamas patekti, visai ten gauti kažką taip. O kaip tu įrodai, kad esi apsiženęs jam? Tu rodai dokumentus? Ar žiedą? Nežinau, šiaip geras klausimas, nežinau, pavardės, pasai, nežinau, nesiduoju. Žiedas gal. Arba tiesiog reikia pasakyti prie pasienio, aš tave labai myliu. Tai... Ir aš kažkaip sardau Airbnb, galvojau, bus saugiau ir apstojom pas tą Aladiną, jis buvo, žiauriai geras žmogus, tiesiog, nesustikęs, galbūt geresnės širdies žmogaus. Jis ten mus dabojo 3 dienas ir gamino, atsimenu, pagamino ir naktipečius, nors ten jam keltas už 2 valandas, žinai, ten, ir kava vaišino, ir tai iš čia parodė visą miestą, ir paskui pakvietė pas save ten tokį kino vakarą, paskui pas save terasą padarė kino vakarą. Tikrai buvo labai, labai viskas tobula. Ir paskui mes trumpam turėjom palikti ir išvykti Katarą. Bet žinom, kad grįžtam, tiek iš ten grįžtam namo. Ir Katarą vaikščiodami mes radom tokį gyvūnų turgų. Bet ten labai blogas sąlygas to turgaus. Ten po 50 vežliukų vieną narvą, ten po 30 kiškių vieną narvą. Ir žiūrim, sakau, blema, tvai, pabūkim, eisi į Ventūros ir išlaisvinkim, žinai, kažką. Tai mes nusipirkom žiurkieną su narvu. Ir kol galvojom, ką darysim, nusivežam jį
į viešbutį savo 5-star hotel, nes tam mes ruošėsi Kataras pasaulio futbolo čempionui ir ten statė ir tam buvo labai pigus tie kambariai, nes ten buvo tiesiog pasiūla per didelė. Nu, tai gyvena viešbutį 3 paras tas kuvežliukas, Žurkėnas. Ir pradėjom galvoti, kad reikia tą Maladinų nuvežti. Jis labai geras žmogus, jis tikrai yra ką su juo daryti. Nu ir mes pradėjom visokius bairius, galvom, gal kišenės įdėt, gal kažkaip neišlys. Nu, aišku, Lenas Žurkėnas. Paskui jau maniškė pabandė į Liemenuką įsidėti. Šiaip nelabai turėjo krūtinės didelės, tai labai irgi matys ir krenta. Ir aš sakau, nu toks, plemu, ką žinau, taip, o neįsitriuskus įsidėti. Tai aš susimau, žinai, du triuskus ir tarp jų įsidėjau. Nuėmiau laiką, kiek maždaug mums reikės, tai po tam migracijos, migracijos. Ai, nes jį prasmaglinti reikėjo tiesiog. Nu, tai jo, nes mes iš pačių bandėm Google'ant, gal legaliai gali pasivežti su Kataro oro linijom, bet tai ten galima berods tik šunis arba sakalus. Nes tai šeikai mėgsta sakalus, žinai, vežiotis. Nu, tai legaliai negalima, tai reikia nelegaliai, žodžiu. Nu, tai blem, aš atsimenu, atėjo ta diena, aš belia kaip ten jaudinos, rankos dreba, mes pasidarėm, kad mano kuprinai nereikėtų nieko šimti, ten visi kompai, ten kiti dalykai, ten metalai yra skyščiai pas mano antrą pusę. Ir tuomet atsimenam, nu ką, tai nuvarėm, iš narvo išsėmiau tūlikę, Žurkėnas dėjau į triusikus, einam su elektroniniu boarding passu, sako, ne, reikia papirinio. Nu, nafik, tipo, atgal į tūliką, vėl, tipo, į narvą, einam gauti tą check-in boardą, tipo, normalaus boarding passu. Ok, viskas tvarkoja, nieks nieko nepastebėjo, viskas tvarkoja, Žurkėnas ramus, tipo, vėl į tūliką, vėl į triusikus, laukiam to eilėj, žodžiu, ir pradėjo kandžytis pirmą kartą. Eik, ten nafik, sako, čia gali būti blogai, čia gali būti avarija. Ir aš matau, kad ten jau nepatinka, žodžiu. Žinai, nėra didelės eilės to migracijai, bet vienas žmogus, fucking kinietis, atsiprašau, čiurka karatistas, jis negali atsimerkti ir neužfiksuoja tą kamerą jo akies, o sako, migracijos darbuotojas sako atsimerk, sako, aš atsimerkęs. Didžiausias stereotipinis dalykas. Čia iš anekdoto. O tas Žurkėnas jau ten muistas. Tai šiaip netaip poje tam nusfotkinti kiniečiai. Ir aš atvarau prie tos kameros. Tikrai nesumeluosiu, seniai. Tik tai jau sako, davai fotkinam. Jis man taip kanai pauta, kad aš neįsivaizduoju, kokią ten tą fotkę turi gautis. Tokia visai ištempa. Tai aš ten greit nubėgau, nelaukdamas saviškės, tai praeiti per tą patikrą. Nes po to, jeigu aš supipsėsiu, man bus žopa. Įstatymai dar čia ten yra žiūri griežti, ten Katare. Nu, tai bet nesupsėjom, tai jau šiaip ne taip, ten tą žiūrėjau. O tai X-rėjus nebuvo, nematė dar antro skeletono tokio, žinai? Blema, ne, tai ten X-rėjus nėra, ten žmogaus neskanuojas X-rėjus, ten, nežinau, ką ten tikrina, bet manau, kad ne tokio levelio, jo. Nu, tai čia buvo mano pirmoji kontrabanda gyvenime. Nežinau, ar paskutinė, bet pirmoji. Irgi užbaigiant istoriją, tai nuvežėm tą Maladinui. Jis, aišku, apsidžiaugia ir nežinau, ar išman daugumą ar ne, bet paskui parašo po kurio laiko, sako, žinok, aš nupirkau dar vieną, kad jam būtų linksmiau. Tai paskui dar kažkaip ten pastatė, ten aptvarus, ten žaidimų, ten žodžių. Tai pasteisino sprendimas mūsų. Tai Žurkėnas nugyvena mano visai neblogą gyvenimą. Super. Gerai, pereikim prie verslo. Tai kokias galbūt dar turi veiklas, kur daug kas nežino? Tai yra pasikalbėjimai, kelionės. Tai porno aktorius dar kartais būna, dar... Ne, šiaip daugiau mažiau viskas. Nes kitų savęs kažką influencer nereklamuoja dalykų. Nu, labai retai jau kažką ten jau turi, man labai pačiam žinai patiks. Tai realiai pasikalbėjimai, kelionės. Ir va dabar, kai mes kalbam čia, dabar yra vasario 13 diena berods, ne? Tai va čia turėčiau paleisti turą po Lietuvą su Danu Pankevičium. Tai yra vienintelis žmogus aplankęs visas pasaulio valstybės. Ką? Su sapnu. Sapną? Nu, čia galvoju. Aš nežinau. Man atrodo, kad jo kliška tokia. Pirmą kartą girdžiu, nežinau. Palauk, gal tada maišau. Tai aš manau, kad tas žmogus yra neįtikėtina istorija knyga, tarsi. Ką tu klausi, jo, tarsi, tu iš karto turėsi istoriją, žodžiu. Tai vat, mes pasidarėm tokį testinį renginuką su jo Kaune ir dabar varysim po Lietuvą. Pasakot žmonėms, kaip atrodo tas pasaulis. Tai čia irgi toks pirmas mano toks didesnis projektelis.
Tai realiai niekada taip pat neįsivėlė į tokį tradicišką verslą, visai buvo projektai, iš kurių tai buvo, ta prasme, entertainmento tokia pusė. O kas yra tradicinis verslas, kad ten turi maklint kažką ten. Nu jo, tipo, kad tu ateini, tu ofise dirbi, tipo, žinai, tu ten logistės kompaniją turi ir fūras vežioji, žinai. Tipo. Ne, aš vis tiek pradėjau toks labiau kaip freelanceris, aš buvau žurnalistas daug metų, bent 5,5 krepšinio. Paskui kažką irgi su komunikacija, paskui savivaldybė dirbau Kauno miestom. Ir tik kažkur prie 7 metus jau full time išėjau ir pradėjau dirbti ant savęs realiai. Yeah. Tai jo, tokio juodo darbo nesturės gyvenimo. Tarsi, kad ten už barą dirbti ar kažką ten, ne. Ok. Tai jeigu galėtum pasirinkti tik vieną veiklą, kuri uždirba pinigus, kokia tai būtų veikla? Nu, jo, čia kelionės. Kelionės, ne? Kontentas, tipo. Man čia pats mano mėgstamiausias dalykas. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau man kažkaip pavyksta gal tą monetizuoti. Nes, sakau, iš pradžių buvo tokia gal svajonė keliauti kuo daugiau. Nu, iki šiol, aišku, yra. Paskui buvo keliauti nemokamai. Ten irgi susitardavau su kelionų agentūrom, kad kažką pafilmuot, kažkur įsiunčia mane. Kartais net yra įsiuntus viena kelionų agentūra mane kaip kelionų vadovą į šalį, kur nesu buvęs, Japoniją. Sako, duosim 100 eurų. Nu, ir nemokamai skrydžiai. Nu, davai, žinai. Tai jie, sako, imdavo visas progas, kokias tik įmanoma, tai jau dabar kažkaip jau pavyksta man biškai ir iš to pragyventi. Tai ir tie subscriberiai visai renkas, irgi atradau tokią nišą, kur ekskliuzyvų turinį istorijų formatu. Tarsi, Beras buvo Lietuvoje pirmasis, kuris susiję Contribui su close friendais. Paskui Contribui ten kažką sufeilino, tai perėjo ant tiesiog ant Instagram subscription. Okay. Ar galim tikėtis su Samoška kelionės? Nežinau, šiandien tik sučatinau su juo, jis irgi turėjo būti. Nes jūs abu labai daug, sakyčiau, kad iš tų kelionių pusės tai labai daug mėgsta, tipo labai keliauja, bet iš pačios, ta prasme. Bet suvalgytų mane jo gerbėjai, žinai, jis turi tokį tą fanbase, kur ten kažką biškai pakelsi balsą, jo, tai ten jau cancelis tave. Tai jau į Rusiją geriau nukeliautų, mažiau cancelintų, negu ant Samoškos kažką blogą pasakyti. Man užtenka, kaip jau Vaitakūną, tai susimaišęs su šaudais, su papaskadėjimu su juo. Ok, gerai. Tai prie politikos pereisim. Mano mėgstamiausia tema. Tikrai. Gerai, tai kodėl nusprendėjai į merus? Ar tik dėl to, kad pasipisavot iš dabartinio mero? Ne, aš nežinau, aš manau norėsiu papasakot kažkada anūkams, kad turės tokį debilą senelę, kuris darė tokius debiliškus dalykus. Plius, ne kasdien sulaukia, aš ne pats įsikėliau, žinai, man paskambino, man parašė Aušrinė Armonaitė. Vis dėlto yra viena iš 3 valdančiųjų moterų, po Šmilytės, Šimonytės ir taip toliau, valdančioji koalicija. Viena didžiausių partijų Lietuvoje. Kodėlgi ne? Jeigu mane kažką mato, aš tai žinai, aš visada toks esu savikritiškas ir suprantu, kur esu geras, galbūt kur esu netoks geras. Ir aš tikrai svaršiau daug, nes kalbėjimas nėra mano stiprioje pusėje ir taip toliau. Ir tas toks viešas buvimas, vis tiek man labai patinka būti už kameros. Aš turbūt mielai neturėčiau savo kelionių laidos. Būčiau mieliau už kameras, bet tiesiog žinau, kad nėra galbūt kam jos daryti ir finansų to pačiu klausimas. Bet pagalvojau, reikia pabandyti galbūt eiti kažkaip tą viešą žmogų ar viešą tokį įvaizdį kažkaip pradėti kurti tokį. Ir nežinau, kiek rimtai, kiek ne, bet aš tam visai, žinok, rimtai buvau. Aš manau, kad aš vis dar širdį manau, kad tikrai būčiau geras meras, nes mane biškai nervuoja, žinai, arba aš esu prižiūrėjęs gerų pavyzdžių, arba tiesiog kažkaip kitaip matau situaciją, bet, meras, žinai, turi būti toks labai žemiškas, žinai, su žmonėm bendrauti, bent Kunskas, pavyzdžiui, tarkim, jūsų Vilniaus. Ir pat Kerstas, yra dar kažkur. Žinai, pas mus toks atrodo, kad grinai kokį turim tokį diktatorių, kur, progai per kalėdas, kaip pamatai, žinai, kartą. Tai nežinau, bet šiaip tai man ten buvo visai fun. Aišku, ten ganėtinai man ir suvėlė gyvenimėlį ten tas dalykas, nes tuo metu atsimenu viskas ten krito kaip korto namelis, nes aš tuo metu sakiau viskam taip, daugiau mažiau gal negalvodamas, ir projektai, ir kelionės, ir rinkimai, ir dar kažkas. Tai manau, vieną metą susidėjo viskas labai ten. Ir tai rinkimų pabaiga, ten santykių griūtis, ten Katlerio išėjimas, finansinė situacija nebuvo pati geriausia. Tai bet nesengiliu.
Didžiuoju savo to performance per debatus. Vis tiek procesą labiau žmogus jaučia, ne? Aš gal ne procesą, aš labiau tokiu atsiminimu, žinai. Momentų dabar. Kad man būtų tiesiog fain ir gerai atsiminti, žinai. Okay. Tai gerai, tai sakai, būtum geras meras, ne? Tai kokią viziją matai Kaunui? Kas vyksta dabar, ką padarytum? Ja. Ar eitų Kaunas tavo akimis tą pačią linkmę kaip Vilnius, ar būtų savo identitetą susikūręs akimis? Kaunas tikrai viskas gerai su juo, gerai eina, tik tai man sakau, trūksta to, žinai, žmogiškumo gal labiau ir tokio atliepiančio gal santykio su žmonėms, žinai, patiems pačiais Kauno. Nors, aš esu iš atsiliepimų komentarų žmonėms patinka tokia griežta Brazausko ranka, tai nežinau. Bet labiau gal noris kažkokio jaunimo įtrauktumo, tikrai ir gal aš turėjau tų idėjų, kai jau į merus, tai dėl upių visų atnaujinimo ir įgalinimo, dabar kiek matau, buvo biškai pradeda tas vykti. Tai aš manau, kad tikrai iš tos techninės infrastruktūros pusės Kaunas viskas gerai juda. Kaip sakant, nors ir galbūt galimai vagia, bet daro. Bet tiesiog iš to tokios, žinai, bendravimo pusės, komunikacijos ir nusilidimo ant žemės pusės daug ką keičiu. Okay. Ir iš tokio bendravimo tiesiog su žmonėmis. Bendruomenės traukčiau. Yeah. Aš tikrai žinau, kad sakau, ne aš tam noriu, žinai, stumt ant to mero, ne ką, jau nusibodęs reikalas, bet jis labai yra įžeidus ir labai daug bendruomenių tikrai ir protestavo, ir tam reiškia pasipiktinimus, tai tiesiog jis kaip koks, nežinau, ar Trumpas, ar kas tiesiog nustoja bendražinį su jam. Tai, aš pats, kadangi dirbau Visvaldui Matijošaičiu, aš matydavau tos visus laiškus ir tas nepastenkinimus tų bendruomenių, tai įsivaizduok, kiek čia metų jau niekas nesikeičia, tai nežinau. Okay. Tai gal iš kelionių kažką pamatyk, kas buvo panašu į Kauną, arba buvo panašu kažkas, kad kažkokia sistema, kuri padėtų Lietuvai arba kažkokiam konkrečiam miestui. Kažką gal ištraukti, nes ta politinė karjera daug ką matęs, tai gal kažkaip šitą sinchronizavai, ne? Jo, greičiausiai gal dabar taip tiksliai neprisiminsiu, bet žinau, kad pačioje pradžioje keliaudamas aš, kai eidavau kokį restoraną, barą, aš netgi užsirašinėdavau kažkokius tokius, ar tai vos ne kaip dabar daro moodboardus, ar tai kažkokius inspiration dalykus, ale mano bus mama ateities barai. Nes ant tiek tu vis tiek keliaudamas matai tam prikolų idėjų arba konceptų kažkokių įdomių, kad galvoju, vis tiek gal kažkada turėsiu, reikia užrašyti. O kalbant apie miestą, tai atsimenu, kad aš buvau Ispanijos kažką miestą, ar tai Malagai, gal Malagai. Ir mačiau, tiesiog išgirdau grojant muziką tiesiog gatvėse. Vos ten, jinai kaip laisvės alėja, groja fainą muzikėlę. Ir iškart kitas modas. Ir aš sakau, davai darom. Tai sako, davai darom. Tai šiaip tai savaldybei buvo tas, kad jeigu tu turi idėją, labai lengva ją įgyveninti, bet tau reikia pačiai įgyveninti, žinai, taip. Interesme, tu turi visus svertus ją įgalinti, bet, jau, kaip sakant, reikia nuo A iki Z padaryti. Kartais ant tų idėjų, sakau, kaip ir turėdavo labai daug, bet labai reta jų išpildavo dienos šviesą, galbūt, taip galiu pasakyti. Tai reikia viską savo susidėti, neši pilną planą, ta prasme, ir tada vadokis man šaibas viskas padarysiu. Biudžetas vos unlimited ir leidimai irgi lengvai padarome. Buhalterijos labai daug, ar ne? Ką? Buhalterijos labai daug turėtų būti, ne? Ne, buhalterijos nebūdavo, tiesiog sakau, gal kadangi ten komanda nėra per savivaldybės per didelė, žinai, visi savo reikalai susieina, tai niekas, tu paskaidė, niekas nepuls, žinai, tau padėti kažką daryti, žodžiu. Bet esame gyvenę tikrai labai fainų projektų. Tas Kaunas sveikina Vilnių, ten Šarai pasilik, mano idėjas. Smagu. Gerai, tai užbaigsim su porą hipotetinių. Važiavam. Tai jeigu galėtum kažką nepirkt arba pirkt konkrečiam momentui gyvenimo, ką pasirinktum? Kažkokį vieną daiktą, ta prasme. Nepirkt ar pirkt? Jo, nepirkt ar pirkt. Stovi galvoju, pirkt, nepirkt. Ir gal kažką būtų lemia. Ta prasme. Bet galėtų būti ir būtas, ta prasme, žinai koks. Jo. Aš manau, kad tikrai nusipirkčiau, jeigu būtų įmanoma, tą VIP vietą visose oro uostų imigracijose. Žinai, kur tas eilės, tu jau nuskrendi, tipo, tu žoskai pavargęs, ten paskaidžio, tik nusileidai, dar būna, kokia ten 39 tavo vieta, tai aišku, išlipi vienas paskutinis, žinai, iš lėktuvo ir tu matai dar tą eilę, ten tie pasų patikrinimai. Tai kaip yra, tarkim, sezono abonementai arenose, tai aš tokį nusipirkčiau, žinai, abonementą oro uostose, žinai. O nepirkčiau, ar čia reikia
ir dar kaip sakyti, kad nepirkčiau. Ne, tai kaip nori. Dabar nesugalvoju. Aš šiaip tai nesu, žinok, pirkėjas. Aš labai nesu toks, kur labai daug ką vartoja ir taip toliau. Tai dažniausiai aš neperku, negu perku. Okay. Supratau. Tai gerai, kitas. Tampi šiandien Kauno meru, unlimited biudžetas, jokios buhalterijos. Ką darai? Viską gali daryti, žodžiu. Vienas sprendimas. Tomorrowlandą. Tomorrowlandą? Kažkur Aleksote aerodrome, žinai. Kaip tik gyvenu Aleksote. Taigi ten buvo kažkada pernai tūsas angarė. Šitam aerodrome? Jo. Donatello darė. Tai faina idėja. Ai, nežinau, aš atsimenu, buvo tikrai gerų Kauno miesto švenčių, ten atsimenu, kai senamiestį buvo tokia lazerių šou, ten, žodžiu, ten groja biuras. Čia kaip kultūros? Tai buvo Hanza dienas kažkas tokio. Ne kultūros. Ne kultūros dienas, ne? Biuras, ne. Ir ten buvo iš krano pakelti DJ, tipo, jeigu neklystu, gal radist ar kažkas kita. Aha. Ne, man čia gal senai buvo, aš neprisimenu. Jo, gal 8 metų, jo. Ir grojo apie visam senamiestį, lazerių šou, iš ten žmonių paspiktinę, žinai, kad senamiestį gyvenamosios vietose groja, bet tai vienas vaidelis per metus, žinai. Nu tai vis tiek, kas biškai būčiau naktinis Kauno meras, tai mano panestočia biškai geresnis vakarėlis. Gerai, tai man atrodo, to ir užbaigsim. Tai tokia linksma nata. Tai ačiū Mantai, kad atėjai. Ačiū labai, kad pakvietėt. Ir labai buvo smagu pasikalbėti. Ačiū jums. Viso.